Ei, draugai, labas rytas. Labas rytas. Augustė. Augustė, labas rytas. Labas rytas. Yes. Pavargus mažutė. Pavargus biškėjo. Neįsimiegau, turim kelt kas rytą beveik. Nes judėt turim irgi gana, ne anksti, bet kol įsikuiti, kol ką. Šiandien trečia diena jau iš mūsų saloj, Nusapinidos viloj. Vakar buvo tikrai daug įspūdžių diena tokia, daug nuotykių. Šiandien bus jų ne ką mažiau, kadangi šiandien važiuojam į Diamond Beach'ą. Ten 2 bičiai. 2 bičiai, jo. Vėl bus daug visokių spotų, gražių, nuostabių vaizdų. Maisto, aišku, bus, kaip mes mėgstam. Dainius šiandien išvažiavo nardyti, tai pažiūrėsim, kaip jam sekasi. Gal pasiskolinsiu porą kadrų pažiūrėti. O mes tada einam pusryčių ir į kelionę. Važiuojam toliau. Nu ir oras, kaip visą laik nuostabus nuo pačio ryto. Kepina, šilta. Tik va, ryte dažnai būna žiūrau anoj pusėj, kur Ubudas. Važiuosim mes kur po šitos vilos, nu, Ugnikalnis ten tas. Tai žiūrau, kažkaip ten daugiau debesų būna, tai biški toks nerimas ima. Prisiminiau vieną dalyką šiandien pasakyti. Kokį dalyką? Žodžiu, prabudome 6 ryto. Anatolika nuėjo į tualetą pasėdėti. Aš dar gulėjau, laukiau, kol išeis. Augustė, aišku, miegojo. Ir guliu. Ir visas mūsų namelis. Galvoju, eik, tu savo, Ugnikalnis išsiveržė. Išbėgau į lauką greit pažiūrėti, ar viskas gerai. Pasižiūriu, viskas tvarkoj. Ir po kiek laiko ateina Oksana ir sako, ar jūs jautėt žemės drebėjimą? Aš sakau, ta prasme, tai čia drebėjimas buvo. Jo, jai kažkokia draugė parašė, vienu žodžiu, kad čia buvo 5 balų. 5,2 aš jau patikrinu. 5,2 drebėjimas. Nu, toks nedidelis, jau Anatolika sako, tsunamis sukels toj. Ne, tipo, jisai per mažas yra, nieko blogo, bet jausmas buvo. O, vaikeliai. Tai biški. Jo, buvo niekur neišskrisim, namo liksim čia. Ne žemės plote, o buvo vandenį kažkur. Aš pažiūrėjau ir, nu, pasigūginau, tai jo rodo kažkur vandenį nebuvo. Tai ir pagalvojau, gal netyčia tsunamis dar čia toj bus. Ar ką, bet viskas normaliai. Pranešė, kad nebus. Bet jausmas buvo, tai keistas. Aš tuo metu sėdėjau ant puodo ir nejaučiau kažkaip aš. Nu, Oksana su Dainium buvo baseinė irgi nejautė, tai jaučiau vienintelė aš, kuri gulėjau dar. Vadinasi, nereikia lipti iš lovos taip anksti. Kągi, apsibilietam, bilietukas 10 000 už įvažiavimą ir po 35 už įėjimą, vaikui nemokamai 5 metų. Aš išgeriu ką tik mankutę. Nu ką, einam, žiūrėsim, kas čia bus. Einam iš pradžių į tą Diamond Beach'ą, paskui eisime Tulk Beach'ą ir paskui į namelį. Kokį mažesnį? Į paprastesnį tą. Čia į kairę dabar? Į tą, kur vaikai nulips tikrai. Nu, sveiki atvykę į Diamond Beach'ą. Štai toks vaizdas čia va iš viršaus kol kas. Ir nusprendėm einam iš pradžių į Atuch paplūdimį. Ten tas, kur iš kairės. Jo, dabar į pirmą iš kairės. Į paprastesnį. Einam į šitą pirmą. Ten toks va, paplūdimys su kavinėm, atsigersim vieną šalto, kažkur pasifotkinsim, gerų kadrų. Tai žodžiu vis tiek nusprendėm iš pradžių lipti čia, žiūrėsim ar išeis,
nes lipam su vaikais, tai jeigu neišeis, kažkas grįž su vaikais ir eis į kitą bičą, o mes bandysim ten nulipti vis tiek. Jūs, manau, žinot, ką reikia daryti iš karto, ne? Visi laikai ten, komentarai, subscribai. Parašykit, kas buvę šitoj vietoj, savo nuomonę. Dėl turistų jo, čia nieko nepadarysi, jų čia visur bus, yra ir bus. Bet dauguma čia ant tų laiptukų viršui stovi, fotkinasi. O mes, kai kečiausi, tai eisim į apačią. Čia tas nusileidimas, visi tie laiptai yra įskoptoti tiesiog uoloj. Čia išgraužta, padaryti laiptukai. Ir taip beveik. Hello. Ir taip beveik iki apačios. Augustė, žiūrėk po kojytėm, jo? Wow. Nu, Oksana buvo nulipus biškį žemiau, sako, ten su vaikais neišeis, nes reikės per virvę, ten su virvę tokia laikantis leistis. Tai manau, čia va daro merginos nuotraukas ir turbūt eis atgal. O mes, nežinau, bandysim, kur tas Kęstas? Kęstai, bandysim mes? Galim bandyti. Bandysim, žiūrėsim. Dar iš tikrųjų dar nenusileidom, pažiūrėt, kaip ten. Eisiu ir aš kokius. Ir tu? Viena nenulipu, tai iš jį nulipsiu. Bet žmonių apačioje nesimato. Yra. A, yra? Yra, tikrai yra. Paplūdimy ten toliau. Bet jo, šiandien vanduo pakilęs dabar beveik iki krašto eina. Bangelės. Nu, tai vėl vaizdas vertas milijono. Ir vėl, antrą dieną iš eilės. Nu, realiai nusileidom čia nuo to per 2 minutės, tai čia visiškai buvo easy. Tai aišku, su vaikais gal biškai būtų pavingiau, bet gal lengvai. Tai žodžiu, iš karto čia va yra toks lizdas, pasifotkim, pasfilmuot, supinę. Oksana įsuktis ir į tą. Jeigu įmat vien tą supinę 200, jeigu įmat supinę ir lizdą 300. Tai aš be airos neįsiu čia, nesu toks romantikas čia į lizdus vienas lipt. Bet įsimaudyti jau reikės nuėti, jeigu ten nelabai taško tos bangos. Lyg tai mažesnis nei vakar, kur buvo. Žmonių šitoj vietoj kažkaip visai visiškai nėra. Mes atrodo čia vieni dabar. Keli, va mes nusileidom, tai keli lipo atgal jau vieną porelę. Čia va ženklas yra iš tikrųjų, kad negalima kaip ir mautis. Jo. Bet mes surizikuosim ir bent pabradžiusim, nu kažką tai bišką nueisim. O, čia dar biškai toks nusileidimas status. Tai nusileidom ten į tą paplūdimį ir ten vis tiek nebuvo prieimo prie vandens. Tai nerizikavom buvo, bet tai nerizikavom ten. Reikėtų per bangas ten eit, jeigu nuplautų būtų kapiš. Einam tada į tą mūsų dabar kitą paplūdimį. Čia tokį spatuką užmatėm. Nuotraukėlėm. Padarysim porą fotkių. Ir ten laukia po vieną šaltą. Šalto. Nu, čia irgi kažkoks nerealus vaizdelis. Sutinkat jūs, jo? Aišku, kad sutinkat.
Thank you very much. Mano batus viską pagavo, thank you. Va iš ten mes nusileidom. Nu, gan statu, bet mes įveikėm. Iškai su vaikučiai sunkoka, nes smėlio yra ir slysta. Bet mes tai padarėm. Nu va, mano šeimyna maudasi. Augustė, smagu? Akytės griaužia. Akytės griaužiai. So, einu ir aš. Jau noriu įsmaudyti. Kaip noriu. Mes vėl kol nusileidom. Sušylom belė kaip suprakaitavom. Einu rengtis. Šoką į vandenuką. Pažiūrėkit kokią spalvą. Wow, wow, wow. Alutis 70. Vandenukas nežinau. Čia paskui turbūt ir pavalgysim kažko tai. O dabar pasimėgaukim biškį to vaizdu. Maudynės maudynėmis, bet pietus pagal grafiką. Va tokia vištos kulčiai. Čia pasakysiu didžiausia vištos koja, kurią mes esam valgę. Visur, kur sakinėjom, tipo rašo laržas, bet ten tokį įdeda. Atrodo, kad putpelės koja. Tai dabar sakyčiau, čia gan padoriai netgi pavalgyti galim. Atsigaujimui Arija ima tokį kokosiuką. 30 pinigų, 30 tūkstančių, tai bus 2 eurų nekainuoja. Paragausiu ir aš, nes dar neragau. Prašau. Wow! Madam, jūsų kokosiukas. Tu esi kažkas wow. Aš irgi norėsiu paragauti. Negali. Kažkaip dar neragavau. Kaip ant skonio? Nu, žinokit ir sakė, kad tikrai Tailandė skaniau. Jo? Aš žinok, neatsimenu Tailando skonį irgi, aš ten vieną kartą paragausiu. Ir šaltesnis, čia nešaltų. Ne, nežinau, paragausiu. Ne. Oksana šaltas. Čia toks įsaliukas. Aš pirkau iš čia, kur mes sėdim, tai ką žinau. O iš kur tu pirkai? Iš sekančio nepirkau. Tu iš sekančio pirkai. Mes iš čia. Bet skanus. Nugi. Pateistinsim. Skanus, tik tai, kad nešaltas. Prašau. Aš nesakau, kad neskanus. Bon appetit. Ačiū labai. Okei, tai einam maudytis. Pasiėmiau GoPro dabar, tai galima bus kažkokių kadrų iš vandenio padaryti. Oksana, baisu? Oi, vandeniukas šiltas vėl, šiltas kaip vakar. Aišku, nepalyginti su vakar ekstrymo bangom, bet fainai. Sorry už garsą dabar, jeigu ten kažkas biški blogas, nes mes vandenį. Kaip kažkokioj oazėj. Tarp kalnų, džiunglėse. Traukia, bet tai net galės. Augustė, nori kokoso? Nori kokos? Atsigerk. Pali. Nu, štai, pabuvom geras 2 valandas, 3 gal netgi. Vanduo nusėdo, liko akmenai vieni.
užkandam, papietam. Judam atgal į vieną dar spotą namelį ir iš ten judėsim link savo hotels, eisim, bandysim snurkelinti. Žiūrėsim, ką Dainius ten prinardė. Žuvies gal pagavom vakarienį. Nu, yra skirtumas, ne, kai jam žemyn ir dabar va. Kaip diena naktis, atrodo dabar kaip. Čia net neičiau, jeigu nežinočiau, kad čia taip gražu buvo. Nugi, taigi nerodžiau dar, kas liko iš to drono man. Čia va matot kritimo žymė į medį, ar čia į žemę jau tieškėsi. Ir va tai va, išsitaškius kamerą. Tai čia nežinau, jau čia nieks čia netaisoma. Ir gal ir taisoma, bet aš nenoriu apsimoka. Nes šį gimbalas visas įsilūžęs, įsitaškęs. Kamera gal gera, viskas čia gerai. Dangtelis atšokęs. Nu žodžiu, pirksime droną. Tik labai gaila, kad neturėsiu drono ugnikalnį, nebent, nežinau, gal Dainius paskolins. Nes aš dėl to rėmiau iš tikrųjų, dėl ugnikalnio labiausiai. Na, aišku, ir dėl tavo paplūdimio vakar, kur buvom. Tai va, ten jie dar kažką renka, vaikšto pajūrių. Lyg žvaigždžių kažkokių matė. Ne, atėjai pas mane. Ką tu ledai? Tik tai atsargiai žiūrėk po kojytėm gerai. O ko? Nu va, mūsų nameliai. Vakaras jau šiandien, vanduo va taip nusėdo. Atėjau pasižiūrėti, gal ką įdomaus pamatysiu. Ogi žiūriu. Mėlyna jūros žvaigždė. Wow. Aš niekada matėjau. Nematei niekada? Tu tik tai atsargiai nelipk ant koralų, gerai? Nežinau, ar jinai gyva, ar ne. Net neturiu su ko patikrinti tapalą. Jo, viskas jau. Bet tegul jinai čia ir lieka. Tegul jinai plaukoja. Aha, jinai jau negyva, Augustė. Eik į šoniuką. Taip čia Oksana. Nu va, radom dar kažkokių. Va, jų čia pilna. Au! Va. Oksana, taip užliekamas lado. O, Liek. eik tu savo. Wow. Ir dar čia eilė. Tu pažiūrėk, kas čia darosi, ateik. Va. Žiūrėk. Abrakadabra. Miau. Ai, šitų. Pažiūrėk. Šitokių tai aš jau šiandien mačiau tenai senam paplūdimy, tai ten. Jo. O čia kas čia irgi žvaigždės? Aš manau, kad čia irgi žvaigždės. Dar tik tais jaunas, nesusiformavus. Tu geriau tu tokių nečiupinėk. Neimk. Tu rankom nieko. Geriau su pagaliuku, bet nieko su rankom neimk, nes nežinai, gali būti nuodingi. Dainius sakė, panardė gerai šiandien matė šitų mantų. 2-3 skirti. Nežinau. Gal čia nusipirksiu dar, jeigu rasiu per tavo būdą. Bus matyti. Nes be drono ugnikalnį. Norisi tą vaizdą apimtis, tą paimti ugnikalnio iš oro kažkaip. tą visą vaizdą. Pajaus tą galybę ugnikalnio.
Jau antrą dieną sėdžiu vai dabar vėl. Ten vais tolumoj, dabar ten labai apsiniaukia kažkaip, gal netgi lyja ten. Nes ten joda. Tai irgi neramina kažkaip. Mes rytoj jau kraustumės jau būdą iš čia. Bet nieko, viskas bus gerai. Mes esam pozityvo. Ką radai? Morenų radom mažyčių. Morenų? Morenų unguriai. Tempkin čia, aiškiai, išsikepsim vakarienį. Krabų belia kiek visokių, žuvų, visko. Taip viskas miniatiūra, žinai, palei krantą. Sakau, ateinu pas tave ir nuspręsim moterų likimą šiandien. Ar eina su mumis valgyti ar ne? Kiekvienu šoką. O, tu, kur, varai kambarį? Driežas nevarik ten, prie mano batų, pasislėpė. Ar varom vakarieniauti kažkur? Tai varom, sakėm, varysim į šitą... Į tą beach klubą, ne? Nu, į mūsų beach klubą, sakė, ir Kestas prisijungs lygtai. Tai ir nevaginam gal, ta? Nes Aš tai pasiruošęs man taip pat apkutės. Aš valgiau pirmą valandą dienos, tai. Man tapkutės, bet tai va jos dar įsimaudys, jaučiu, ką... Tai jau, kad turbūt nebesimaudys, sakė, ką mes nuspręsim, tas ir vyks. Nu, okei. Tada gal dar susitiksim beach klube prie mūsų. Vakarienis. Jau. Nu ką, sveiki, labas vakaras. Šiam po gražios, nuostabios dienos. Atėjome pavalgyti. Štai šią va vietą. Biškį parodysiu, kaip čia gražu yra. Augustėlė, ateik čia biškį. Va, ten mes valgėme, kur mėlynos kėdės. Čia jau baseinas. Čia baseinas. Šiaip aplinka tai labai graži, tikrai. Gyva muzika dainuoja, groja. Auguste. O čia mums gėrimus daro. Einam parodysiu, kas viršui. Dabar lipam, parodysim, kas yra viršuje. Augustė man padeda. Va. Aha, va čia fainai. Yra tokie gultai. Tikrai taip romantika. Gražu. O čia sėdi visa mūsų kompanija. Ne visa. Mamukas Gražina ilsisi ir Glorija. Va, šalto, visi šalto. Aš tokia apyšalčio. Apyšalčio. Pašildyta jau biškį. Oksana. Bet neperšals. Dėdė Dainius. Sakė, miegas tik tai silpniems, bet miega. Taip, šitoj gražioj vietoj mes visi pavalgėm, bet nežinau, ar Kotrynai patiko ar ne. Žodžiu, esame šiek tiek nusivylę. Kokio gerumo barbekių sudegęs. Eina saučiam. Kainos neblogos tokios. Mano lašiša buvo tokio gabaliukas mažiukas. Tai buvo lašišos ikras. Ikras lašišos. Tai va, maistu esam nusivylę, bet vieta yra labai graži iš tikrųjų. Augustė nesuvalgė net ledo. O tai ledai turi būti šalti. Nu, dedi, pasakysi ką nors?
Dar vieną prieš miegą reikia gulti. Taip, rytoj jau... Čia pilvas nenuolaus čialui. Taip atrodo didelis bintangas. Bintangėlių čia. Tai va, su tokiu gražiu vakaru, gal ir nelabai skaniu, bet šiandien atsisveikinsime. Augustė bėga suptis. Jai čia patinka. Tai va, su tokia gražia muzika atsisveikinsim šiandien. Rytoj jau išvyksime iš salos. Na, bet rytoj bus rytoj. Papasakosim, kokia diena bus. Dainuoja tai labai gražiai. Labai. Augustė įlipo į tą gultą. Nu žodžiu, gerai. Labanaktis visiems ir iki rytojaus. Ate!